O štai nacionalinio stadiono statytojai nebegalės tęsintis Europos kultūros sostinės renginiais. Vilniaus Europos kultūros sostinės taryba šiandien nacionalinį stadioną išbraukė iš vietų, kuriuose 2009-aisiais galėtų vykti šio projekto renginiai. Pasakoja Ilma Silkauskaitė. Nacionalinio stadiono statybos pakibo ant plauko. Likus mažiau nei savaitė iki vyriausybės posėdžio, kuriame turėtų paaiškėti, kokią sumą vyriausybė rems stadiono statybas, Vilniaus Europos kultūros sostinės taryba pareiškė atsiribojanti nuo šio projekto ir spekulacijų, kad stadioną reikia pastatyti skubiai, neva dėl jame planuojamų Europos kultūros sostinės renginių 2009-aisiais. Norime sakingai pareikšti, kad iš tikrųjų Vilniaus Europos kultūros sostinė nerengia jokių, neplanuoja jokių renginių minėtame stadione. Todėl visos spekulacijos, kad būtina statyti labai greitai šį stadioną, kad negalima pravesti konkurso ir taip toliau yra tiesiog prisidengimas Vilniaus Europos kultūros sostinės statusu. Anot Vilniaus Europos kultūros sostinės tarybos pirmininko, taryba pritarė ir kultūros ministerijos siūlymui nacionalinio stadiono projektą išbraukti iš Europos kultūros sostinės infrastruktūros projektų. Artūro Zuoko teigimu, taryba pritarė, kad nacionalinis stadionas Vilniui ir Lietuvai reikalingas, tačiau mano, kad šis projektas neturėtų būti įgyvendinamas paskubomis. Vilniaus savivaldybės atstovai kratosi kaltinimų spekulacijomis ir teigia niekada neminėję, kad nacionalinis stadionas statomas Vilniaus Europos kultūros sostinės renginiams. Anot savivaldybės administracijos direktorius, stadioną planuota pastatyti 2009 vasarą, kai Europos kultūros sostinės renginiai bus įsibėgėję. Šita informacija, kaip suprantu, yra paskleista iš Europos kultūros sostinės tarybos, kuri, sakykime, taip yra šiuo metu, joje dominuoja opozicijos Vilniaus mieste atstovai. Ir, kažkokiu tai sunku man komentuoti jų veiksmus ir jų pareiškimus, nes aš manau, kad tai yra paprasčiausiai politiniai išvedžiojimai, tam tikros spekulacijos siekiant, kad nacionalinis stadionas iš viso nebūtų pastatytas. Anot savivaldybės atstovų, nacionalinis stadionas visų pirma statomas Lietuvos vardo 1000-mečio minėjimo renginiams. Manoma, kad jame galėtų vykti ir dainų šventės koncertai. Ar skirti lėšų nacionalinio stadiono statyboms vyriausybė spręs kitą trečiadienį. Pirmajam statybų etapui iš jos prašoma 200 milijonų litų. Jei vis tik ministrų kabinetas nutars lėšų neskirti, teigiama, kad jau įsibėgėjusios nacionalinio stadiono statybos turės būti nutrauktos. 5 kanalo žinioms Ilma Silkauskaitė ir Juozas Raduševičius.